3GET kompetencijų centras tai yra transliacinis genų technologijų kompetencijų centras. Jame yra nupirkta įrangos už 14 milijonų eurų. Jis suinstaliuota tam, kad galėtume teikti paslaugas mokslininkams, ekosistemai, įmonėms, startuoliams ir kad būtų atliekami aukštos kokybės moksliniai tyrimai. Tai leidžia sukurti labai aukštos kokybės mokslinę produkciją, leidžia sukurti prototipus, kuriuos galima po to pritaikyti praktikoje, sveikatos apsaugai, gali steigtis įmonės, plėstis startuolio ekosistema ir tai tuo pačiu yra didžiulė nauda Lietuvai. Kyla ekonomika, kyla sveikatos apsauga. Kompetencijų centre bus darbuotojai, kurie moka dirbti įrangą ir gali atlikti sudėtingus mokslinius eksperimentus. Tokiu būdu yra taupomas laikas, pinigai ir greičiau yra pasiekiami mokslo rezultatai. Mes turime 8 skirtingas laboratorijose, kuriuose yra skirtinga įranga. Cheminė įranga, ar sudėtinga masių spektrometrija, ar ląstelių analizės įranga. Ir visa tai yra vienoje erdvėje, vienoje vietoje ir tai leidžia vykdyti projektus, kur jie yra tarpkryptiniai. Ir tokiu būdu yra sukuriama didesnė pridėtinė vertė. Pabaigus 3GET projektą, aišku, viskas tuo nesibaigs, nes bus įveiklinama įranga ir jie naudosis mūsų ekosistemą, mūsų įmonės ir mokslininkai tiek iš Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro, tiek iš kitų mokslo institucijų. Bus pritraukiami nauji projektai tiek Lietuvos mastu, tiek iš užsienio. Mes čia turėsime specializuotas laboratorijas, kas angliškai yra core facilities. Iki šiol Lietuvoje mes tokių dar neturėjome. Tai čia yra naujas, požiūris į brangios įrangos panaudojimą, kai mes turime koncentruotai vienoje vietoje brangią aparatūrą ir jie naudojasi visi. Tai čia vienas yra toks aspektas, kai mes efektyviai išnaudojame turimą įrangą. Šiuolaikiniai modernūs tyrimai, kurie yra susijęti tarkim su genų terapijom, su ląstelių terapijom ar vėžio tyrimai, jiems yra reikalingi modernūs įrankiai, moderni aparatūra. Tik tai turėdami tokią aparatūrą mes galim atlikti sudėtingesnius tyrimus ir tikėtis mokslo pažangos. Šitos visos infrastruktūros atsiradimas mums dabar iš esmės pakeičia sąlygas, kaip mes galim dirbti. Mes dabar galim planuotis ir daug sudėtingesnius eksperimentus. Jeigu anksčiau, pavyzdžiui, tokių eksperimentų mes net negalėdavom planuotis, nes sakydom, žiūrėkit, mes neturim prieigą prie tam tikrų technologijų, prie tam tikrų prietaisų, tai geriau mes apsiribokim save tais tyrimais, kuriuos galim atlikti. Dabar mums atsiveria daug platesnis laukas, pradedant nuo jos kartos sekoskaitos prietaisų, baigiant bioreaktoriais ir įvairiais analitiniais instrumentais. Priklausomai nuo to, ką mokslininkas daro, jeigu jis, tarkim, daro kažkokius personalizuotos medicinos tyrimus, tai jisai gali dabar gauti prieigą prie sekoskaitos, DNR sekoskaitos aparatūros ir nereikia siųsti mėginių, tarkim, į užsienį, ne? Tu gali juos, tarkim, sekvenuoti, analizuoti čia vietoje, gauti iškart duomenis, nelaukiant kelių dienų ar savaičių, kol tau duomenis atkeliaus, tu gali iškart viską planuotis vietoje daryti, tampam nepriklausomi nuo užsienio kompanijų. Mes dabar didesnį laiko dalį galim paskirti būtent mokslinių problemų sprendimui. Turbūt reikia padėkoti žmonėm, kurie inicijavo šitą projektą, sugalvojo šitą projektą ir prisidėjo prie jo įgyvendinimo, nes jis, mano manimu, tikrai turės realią kažkokią tai įtaką, pozityvią įtaką Lietuvos ekonomikai ir šiam mokslui. Pagrindinis šito misijų projekto tikslas buvo įsteigti kompetencijų centrą, kuris ne tik teiks paslaugas mokslininkams, bet taip pat teiks paslaugas ir verslui. Mūsų naujajam kompetencijų centre verslas galės ne tik tai gauti paslaugas, bet galės ateiti ir čia iš tiesų atlikti tam tikrus eksperimentus, naudotis aparatūrą. O ką reiškia aparatūra mokslininkams? Tai reiškia mūsų srityje faktiškai viską. Be aparatūros mokslininkai, talentingi mokslininkai nevažiuos, nes jie tik su aparatūra gali atlikti šiuolaikinius tyrimus tokiam lygyje, kokiam yra privaloma šiandien daryti. Svarbu labai talentų pritraukimui, svarbu yra ekosistemos vystymui. Kompetencijos centras, jo tikslas ir yra, ir jo sumanymas yra toksai, kad užpildytų tą dykumą tarp mokslinės laboratorijos ir verslo išleidimo į rinką, kai reikia iš tiesų nunešti idėją nuo mokslo į verslą. Tokiu būdu mes iš tiesų kursime kaip ir glaudesnius mokslo ir verslo santykius, kurie esame tikri perspektyvoje tikrai pakels mūsų bendradarbiavimą į naują kokybinį lygmenį. Tai, ką mes dabar turėsime, nieko nenusileidžia patiems geriausiams prestižiniams universitetams tam, ką jie turi. Iš tiesų galime tik didžiuotis tuo, ką mes čia dabar sukūrėme ir esame tikri, kad tai tikrai sukurs didelę pridėtinę vertę ir mums, ir visai Lietuvai.
Šiai misijai skirta daugiau negu 32 milijonai eurų iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos biudžeto. Ten, kur verslas ir mokslas dirba išvien, gimsta pažangesni gydymo metodai ir inovacijos, kurios pagerina kiekvieno paciento kelionę nuo diagnostikos iki gydymo paskirimo. Tai mums labai svarbu, kad inovacijos greičiau pasiektų rinką. Net ir pasibaigus projektui tikimės, jog tai bus platforma, jungianti mokslą ir verslą, kurio rezultate mes turėsime daugiau inovacijų gerinančių mūsų visų sveikatą. Ir tai yra viena iš 3 misijų sprendžiančių visuomenės iššūkius. Bendrai projektui skirta daugiau negu 88 milijonai eurų.